Sveiki, Kasčiūnas TV žiūrovai. Šiandien dar vienas pokalbis ir labai džiaugiuosi, kad kartu yra Vaidotas Urbelis. Na, turbūt ne visi žinot, bet aš truputėlį turiu Vaidotą pristatyti. Vaidas yra Krašto apsaugos ministerijos politikos direktorius. Bet man tai daugiau šiek tiek, ne tik politikos direktorius, kaip mes tie, kurie buvom politinėse pozicijose, pajuokaujam. Ministrai keičiasi, viceministrai keičiasi, o Urbelis lieka. Bet gal ir gerai, kad lieka, nes tai žmogus, kuris turi milžinišką institucinę atmintį. Bet svarbiausia, matyčiame kontekste, jis labai gerai žino visą santykių su Jungtinėmis Amerikos valstijomis istoriją. Puikiai supranta ir žino, kaip Amerika veikia, ypač Pentagonas, ypač kaip Amerika veikia planuodama savo gynybą, planuodama Europos gynybą, žino, kaip veikia NATO gynybos planai, žino visas peripetijas susijusias su Amerikos karinių pajėgų buvimu Europoje ir Lietuvoje. Ir turbūt vienas tinkamiausių žmonių, su kuriuo reikėtų kalbėti apie Amerikos vaidmenį, ypač dabar, kai mes turim daug įvairių apokaliptinių scenarijų, kalbant apie Ameriką. Ir kartais tie jausmai, tos emocijos, kurios yra, aišku, natūralios paklausius prezidento Trumpo, jos šiek tiek užgožia, sakykime taip, analitiką ir tai, kaip iš tikrųjų yra. Tai aš labai tikiu, kad mes šiandien per šitą valandą su Vaidu, analizuosim realiai, kas vyksta, nes jisai realiai tuo gyvena, tą dirba ir turi tiesiog savo partnerius Amerikos pusėje. Aišku, ne viską Vaidas galės papasakoti, nes jis yra tam tikri dalykai, kurie nėra galbūt ir viešai skelbiami, bet tai žmogus, kuris ir disertaciją net apie Ameriką yra parašęs. Aš netgi šiek tiek buvau Vaido studentas. Dar tais senais laikais jo disertacijos tema Lietuvos vieta didžiojoje JAV strategijoje. Šiaip gera disertacija man taip leido struktūruotai vertinti 2004 metais, čia tie jau dar seni laikai. Tai manau, toks bus ekspertinis, geras, įdomus pokalbis, ypač tiems įdomus, kurie nori tikrai suvokti, kas dabar vyksta ir galų gale, kaip Amerika dalyvaus, nedalyvaus mūsų gynyboje ir panašiai. Tai gal pirmą klausimą, Vaidai, tai labas pirmiausia. Labas. Vaidai, pirmas klausimas prie Trumpo Ameriką. Tu ją pasitikė? Mes dirbam su konkrečiai žmonėm ir su konkrečiom politikom. Aš visada linkęs vertinti valstybės pagal tai ne ką sako, o ką daro. Ką sako irgi labai svarbu, bet ką daro. Tai mes matome tam tikrus veiksmus ekonominiai, kariniai, politiniai srity ir tos žinutės kartais sutampa, bet ne visada visiškai sutampa. Tai turime išskleisti, ką čia ta Amerika daro. Tai jeigu žiūrim saugumo supratimą, tai taip, Amerikos žinutė yra labai paprasta. Europa turi prisimti didesnį vaidmenį, bet Amerika niekur nepasitraukia. Tas atitraukimas vienintelis, kuris buvo iš anksto planuotas iš Rumunijos, jis įvyko. Ir kas seka Amerikos žiniasklaidą ir šiaip dokumentus, tai akivaizdžiai mato, kad toliau kažkokių pokyčių ir nenusimato. Tai tas buvimas Europoje, koks jis lieka, jis yra labai svarbus, nes amerikiečiai turi tam tikrų pajėgumų, ko neturi Europą, ir jeigu kas skaito studijas, tai kai kuriam pajėgumam sukurti reikės 5, gal net 10 metų. Jeigu Europa norės tai daryti ir turės tam pinigų, kuo kai kas irgi abejoja, kad tas entuziazmas ir tas pinigų padidinimas, kuris dabar matomas, įdomu, ir jis tęsis ilgai. Kiek bus politinės valios išlaikyti šitą kilimą. Tai taip, Amerika keičiasi, matome tam tikrus pokyčius, ypatingai galbūt ekonominiai politikoje, tie muitai, tarifai, kuriuos mes matome, bet iš kitos pusės saugumo prasme Amerika yra naudinga, kad Europa yra, jeigu sakyčiau, Amerikos karinis protektoratas. Jis buvo toks anksčiau ir jis išlieka iki šiol toks. Gerai, einam dabar taip struktūruotai. Visai nesenai pasirodė naujoji Amerikos gynybos strategija. Drįsčiau teikti, kad tai dar svarbesnis dokumentas negu ta tokia skėtinė nacionalinio saugumo strategija. Ir vėlgi vieni skaito vienaip, kiti skaito kitaip. Dėl Europos formuluotė, kad Amerika lieka, kaip ir tu sakai, tik tai kaip svarbi veikėja, bet tik tai su ribotų savo tam tikrų dalyvavimu. Gali patikslinti, ką tai reiškia? Tai jeigu mes visą žiūrim Amerikos pajėgumą, aš jį suskirstyčiau galbūt į 3 dalis.
Viena dalis tai yra pajėgumai, kurie yra Europoje ir akivaizdu, kad jeigu yra konfliktas Europoje, jie gali būti panaudoti mūsų žemynę. Galbūt ne tik mūsų žemynė, nes tarkime, jeigu kalbam apie amerikiečių operacijas artimuosiuose rytuose, vėlgi tai yra naudojamos tos pačios Europos bazės ir tam tikri pajėgumai, kurie Europoje. Yra dalis, kuri yra tikrai neskirta Europai. Tai yra, jeigu ten yra oro gynybos kažkokie vienetai Guame, tai jie turbūt ir bus naudojami ramiam vandeninio, nebus pervežinami į Europą. Čia toks scenarius neįmanomas. Na ir pagaliau yra ta didžioji dalis, apie kurią kažkaip mes mažai kalbame kartais, tai yra tie pajėgumai, kurie yra pačioje kontinentinėje Amerikoje. Ir čia yra pats didžiausias debatas, ir kurį mes turime NATO, nes tai yra, sunku pasakyti, kiek tai yra procentiškai, bet tai yra didžioji dalis. Mes labai mėgstam kalbėti apie JAV pajėgas Europoje, kas yra svarbu, bet tai yra mažoji dalis. Didžioji dalis yra kontinentinė Amerika. Ir tos pajėgos gali būti amerikiečiai gali naudoti bet kuriuose frontuose, bet, aišku, didžiausias klausimas iškyla, o kas jeigu vienu metu vyksta pora karų? Ir čia yra pats didžiausias debatas, į kurį Europą turi pasakyti. Tarkime, įvyksta karinė krizė Azijoje, Amerika įsitraukusi ir tuo bando pasinaudoti Rusija. Ką Europa turi prieš pastatyti? Ir va čia europiečių vaidmuo pasidaro daug didesnis, nes mes turime užkamšyti tas skylės, kurios gali atsirasti, o jos ne tik, kad gali atsirasti, jos dabar yra labai didelės tam tikrose srityse. Tai čia kalbam apie oro gynybą, visų pirma oro gynybą, kalbam apie ilgo nuotolio poveikio priemonės, kas tai bebūtų, ten dronai, Tomahawk raketos ar kažkas kita. Kalbam apie logistiką, kalbam valdymą, vadovavimą. Žvalgybą irgi. Žvalgybą, įstaras, oro papildymo pajėgumai, daugybė sričių, kur Europa turi mažai ką kol kas parodyti. Tuo labiau ta pati gynyba nuo balistinių raketų, pavyzdžiui. Tai čia Europos pajėgumai labai labai limituoti. Tai gerai, dar liekant prie strategijos, tai tu matėjai ir ankstesnės strategijas, esminis skirtumas tavo požiūrių, ką Amerika kitaip mato, koks kitokia Europos vieta? Tai Europos vieta ir yra turbūt paaiškinama tuo, kad amerikiečiai labiausiai žiūri kaip labiausiai pavojinga, tai yra dviejų frontų scenarių. Tai yra, kai vyksta krizė dviejose vietose vienu metu. Ir tada kyla akivaizdus pajėgumų trūkumas. Kas skaitė tam tikras jų studijas, akivaizdžiai jie patys mato, kad ankstesnė strategija buvo labai paprastai formulavo. Mes vieną karą galim laimėti vienam fronte, o kitą tuo metu galime sustabdyti. Tai dabar, kai Kinija dar labiau išvysto savo pajėgumus, investuoja daugybę į laivyną, net laivų skaičius jau pralenkinėja Ameriką, tai nereiškia pajėgumas, bet paskaičius irgi svarbu, tai jie natūraliai kelia savo klausimą, ar rimtai, ar tikrai mes galime padaryti du veiksmus vienu metu. Ir tada atsiranda sąjungininkų reikšmė. Ar tai būtų Azijoje, ar tai būtų Europoje. Nes jiems reikia užkamšyti pajėgumų skylės ir tas skylės, kas gali labiau užkamšyti, nepaisant 1 trilijono Amerikos gynybos biudžeto, tai yra sąjungininkai. Tai yra, jeigu Azijoje, Australija, Naujoji Zelandija, Koreja, Japonija, o NATO šalis yra pas mus. Tai čia yra tokia žinutė labai aiškiai siunčiama. Mes dažnai sakom, čia Europai skirta, ne, jinai skirta visiems, tam pačiam Taivaniui, iš kurio irgi prašoma 5%. Tai kitaip tariant, pats pavojingiausias Amerikos akimis scenarius, tarkim, Kinai nusprendžia daryti intervenciją į Taivaną, sakykime, įvardėjom tai, kas karščiausia, kas labiausiai galbūt svarstoma, ir tuo metu rusai pradeda kokį nors puolimą prieš NATO erdvę Baltijos šalyse, Lenkiją, Suomiją, sakykime, taip ir panašiai. Taip, tai ir dar klausimas, ar tai bus koordinuota, ar tai tiesiog bus pasinaudota tam tikra galimybė, ko irgi negalima atmesti, ar tai tiesiog oportunizmas, bet taip, toks scenarius visada yra pats pavojingiausias. Niekas nenori kovoti dviem frontais vienu metu, tam tikros šalis bandė istorijoje ir nelabai pavyko.
Tai turbūt iš istorijos reikia mokyti. Ir tada jie sako, žiūrėkit, europiečiai, kadangi mes matom tokių dviejų karų scenarijų ir tam mes, tiesiog pajėgumų pakankamai neturim, tai jūs turite užauginti raumenis taip, kad tokiam scenarijui jūs prisimat atsakomybę. Taip, ir net daugiau. Ir dabar, kai Europa kalba apie ramųjį vandenyną, tam tikros šalis turi tam tikrus pajėgumus. Prancūzija visada sako, kad jie turi 1 milijoną gyventojų ramiajam vandenyno baseine. Britai turi tam tikrų interesų, bet jiems atrodo, kad Europos gebėjimas prisidėti prie ramiojo vandenyno gynybos, jeigu ten kas nors įvyktų, yra labai ribotas. Tai yra tas galbūt bus ateity, bet kol kas Europą turi užsiimti Europą. Pirmą, susitvarkykit namie, tai yra sugebėkit apsiginti nuo Rusijos su mūsų pagalba, o tada jau kalbėsime apie visą kitą. Tai yra, sakyčiau, toks truputį regioninis fokusavimas šalių į tam tikras erdvės. Tai dabar grįžtant prie Europos, tai pagal dabartinį amerikiečių matymą, Europos gynyba vyktų taip. Mes, tai yra Europa, visus NATO gynybos planus užpildom konvenciniais pajėgumais, tai divizijos, brigados, kuo labiau apginkluotos, sunkesnės, vidutinės, lengvosios ir visa kita. O amerikiečiai ateina su tais vadinamaisiais įgalintojais, tai pirma žvalgyba, kur mes dar irgi Europos visiškai priklausoma nuo Amerikos, smarkiai priklausoma nuo Amerikos, antibalistinės oro gynybos sistemos, Patriotai, Deep Strike įvairūs instrumentai, logistika. O taip amerikiečiai užtikrina savotišką užnugarį. Teisingai? Daugmaž taip. Aišku, visada yra niuansų. Visada yra tam tikrų išimčių ir geografijos skiriasi. Yra šiaurė, yra pietus, yra pagaliau, jeigu rusai ruošiasi veikti prieš NATO, tai tas atsakas gali būti irgi labai skirtingas. Ir įvairiuose regionuose, ten, kur skauda priešininkui ir tai nebūtinai, tai turi įvykti šalia kažkur fronto linijos, gali vykti giliai, o gali įvykti net artimuose rytuose. Tai NATO labai atvirai nekalba apie tokius dalykus, ką ir kaip mes darytume, jeigu mūsų užpultų. Tai atskleisti priešininkui savo kortas būtų turbūt labai, labai neišmintinga. Tai ta NATO doktrina labai remiasi tuo strategic ambiguity, kad tu nesakai atvirai priešininkui, ką tu darysi, jeigu jisai kažką darys, nes tai tiesiog palengvins jo gyvenimą. Bet ar konvenciniam pajėgom Europoje amerikiečiai būtų su mumis bent tam tikrą dalim? Taip, tos pajėgos, kurios yra Europoje, akivaizdžiai ir liktų Europoje. Jos priskirtos NATO gynybos planui. Aš manau, kad tam abejonių nėra, ta amerikiečiai kalba gana atvirai. Klausimas yra, jeigu mes turim tam tikrą įspėjimo laiką, jeigu žinom, kad, matome pajėgų koncentraciją. Žvalgyba tą galėtų nuspėti. Kiek tų pajėgumų spėsime pritraukti ir kiek leis galimybės pritraukti iš kontinentinės Amerikos į Europą. Tas pastiprinimas, transatlantinis pastiprinimas, permetimas pajėgų iš kontinentinės Amerikos į Europą turbūt nemažiau svarbus negu tai, kas yra čionai. Tai viskas turi veikti kombinacijoj. Tam ir vyksta tos visos pratybos ir atidirbinėjami scenarijai, nes atrodo, kad galbūt lengva, bet iš tikrųjų yra labai sunku. Tai yra didžiuliai srautai, kiekiai logistikos, amunicijos, technikos, kuri keliauja tokį didelį atstumą, ten yra reikalų. Tai gerai, amerikiečių buvimas Europoje, daug čia buvo šnekų apie peržiūrą, įvyko toks pajudėjimas iš Rumunijos, bet visa kita liko. Lietuvoje mes turim batalioną, jis yra dalis Lenkijoje esančios amerikiečių vienos iš brigadų, tada Vokietijoje yra tikrai 50-60 tūkstančių amerikiečių. Vėlgi, kaip skaičiuosi, nes tos pajėgos, kurios irgi atvyksta į Lietuvą, jos būna iš labai skirtingų vienetų. Tai turėjome iš Teksaso ir iš kitur, iš įvairių geografijų. Kurie geriausi? Visi geri. Teisingai, gerai atsakė. Ir tos pajėgos akivaizdžiai čia prabūna 9 mėnesius ir paskui vėl keičiasi rotacijos. Tie skaičiai, vėlgi, kas esat susidūrę su Amerikos kariuomenė, reikia žiūrėti plačiau, nes
pavyzdžiui, labai daug kontraktininkų, ar ne? Labai daugybę funkcijų atlieka civilinės firmos, tai yra žmonės, kurie nėra galbūt kariai, bet jie palaiko karių veiklą. Tai tokių irgi dar yra labai daug. Tai tas skaičius, kai pasako karių skaičius, jis rodo tik tai tą ledkalnio viršūnę, nes jų yra, jeigu paimi visą paramą, paimi logistiką ir panašiai, tai jų yra tikrai daugiau. Tai kalbam apie didesnius skaičius. Yra akivaizdu, kad yra tam tikri vienetai, kur kartais labai matomi, ir yra esetai, kurie galbūt mažiau matomi, bet nemažiau svarbus. Tai ta peržiūra jų buvimo Europoje jau pasibaigė, nepasibaigė, ko dar galim tikėtis, ar taip kaip yra dabar, taip ir liks? Aš manau, daugmaž taip ir liks. Gali būti tam tikrų mažų pokyčių, bet jeigu jie bus gana maži, bent jau labai aiškiai tai transliuojama dabartinės administracijos. Gerai, bet nepaisant to, kad yra planai, pajėgos yra čia. Na, kai kalbi Lietuvoje ir kitur, ypač Briuselį, tik ką grįžau, tai truputėlį irgi toks esu, sakykime, apmąstymuose. Ne dėl to, kad kažkas išjudintų mano įsitikinimuose dėl to, bet kaip mąsto žmonės, kaip vis tik tai kokiam pasaulyje gyvena. Kai kas sako, nepaisant to, kad yra planai, Trumpas, jeigu būtų X diena, negalėtų priimti sprendimo, galėtų, bet nenorėtų priimti sprendimo duoti sakymą amerikiečiams eiti prieš rusus į karą, jeigu rusai nuspręstų, pavyzdžiui, pulti Baltijos šalis. Kitaip tariant, vis tiek 4 žvaigždučių JAV generolas, vadovaujantis NATO pajėgom Europoje, jis, nepaisant to, kad dabar jau išsiplėtė jo galios, vis tiek matyt prieš priimdamą sprendimą skambintų į Vašingtoną, ar ne, ir į Baltuosius rūmus, ir ten turėtų gauti tam tikrą atsakymą. Ir jeigu atsakymas, daug, taip sako, kad jis gali būti tiesiog, nepakels ragelio, pavyzdžiui, ne, yra tokia tezė, teorija, interpretacija, vadinkim taip ir panašiai. Kitaip tariant, nepaisant to, kad yra pajėgos, yra planai, yra šiek toks, sakykim taip, naujas prisidėjimas, kaip kurį aptarėm, kad vis tiek, atsakymas bus ne, mes nekariausim. Ką tu atsakytum tokiem žmonėm, kurie taip mąsto? Yra 2 argumentai, gal sakyčiau, kurie yra akivaizdus. Vienas iš jų yra labai paprastas. Kiekviena valstybė turi tokią teisę. Ir mes lygiai taip pat, vyriausias pajėgų vadas negali įsakyti, pavyzdžiui, mūsų batalionui išvažiuoti į pietų Turkiją ir kovoti be mūsų žinios. Tai yra neįmanoma. Tai yra visos valstybės išlaiko politinę kontrolę. Nėra jokio tokio mechanizmo, kuris priverstų šalį priimti kažkokius politinius sprendimus prieš jos valią. Tai visų pirma, tai nežinau, kodėl klausia tada, kodėl Amerika, tada galima tą patį paklausti apie bet kurią šalį. Grenlandija, čia tas karai priekybiniai. Naudojimas jėgos yra politinis sprendimas, visada. Nepaisant planų ir panašiai, niekas automatiškai nevyksta, visada reikia sprendimo. Antras dalykas, tai yra, vėlgi, tai yra to kredibilumo klausimas. Jeigu šalis neįvykdo savo įsipareigojimų vienoje vietoje, o čia yra sutartiniai įsipareigojimai, ratifikuoti Senato. NATO sutartis yra ratifikuota, kaip ir keletas kitų, kur turi amerikiečiai su kitomis šalimis Azijoje. Tai vadinama Treaty Allies. Tai tada jos patikimumas, jos saugumo garantijos nebegalioja automatiškai niekur kitur. Tai sugriūna visa ta pasaulio tvarka, kurią amerikiečiai kūrė. Kodėl kinai tada turi tikėti, kad kažkas padės ginti Taivaną, Korėja, Japonija, kodėl tada kiti turi tikėti tuo. Vieną kartą neįvykus veiksmui, niekas tavim nebetikė. Tai griūna viskas. Griūna visa kaladė. Tai prognozuoti, kaip bus gyvenime, yra labai sunku, bet iki šiol, aš sakyčiau, kad tokių ženklų, kad realių ženklų, nespaudo ženklų apie tai, kad, žinote, nevykdys įsipareigojimų, tai man atrodo būtų labai keista. Dar vienas toks kampas dėl NATO kalbant, truputėlį dar sugrįšim prie tų konvencinių dalykų. Aš nežinau, tu mėgsti tą terminą hybridas, bet turbūt nelabai. Visi jau pavargėm nuo jo, tai nes kai klausi, kas yra hybridas, tai iš esmės viskas, kas nekonvencinis. Ne? Tai čia toks jau ir kaip ir labai per plati savoka. Bet ar nėra taip, kad Rusija, ypač kai savo diversijom, ten visokie kabeliai ir panašiai, testuoja NATO, žiūri, kaip jinai reaguoja
Ir kad NATO neturi atsako į va tokio lygmens iššūkius ir kad jisai kaip gynybinis alijansas yra linkęs deeskaluoti visada, nes, geriau neeskaluoti, nes ten yra brandolinis ginklas, deeskaluoti. Ir rusai to naudojasi, jie taip tą teritoriją ir užiminėja po truputį, tikrindami, kur NATO reaguos, kur NATO nereaguos. Ir kad NATO turėtų būti active defensive alliance, kad jisai irgi kurtų kažkokias dilemas rusam. Tai ta diskusija vyksta, jinai nėra lengva, nes dažniausiai atsakas į hibridinės grėsmės yra valstybių narių sprendimas. Kiekviena šalis nusprendžia pati, kaip reaguoti, kartais kreipiasi į NATO tam tikros paramos, kaip ir mes esam darę keletą kartų. Vieną kartais sėkmingiau, tos paramos daugiau gaunam, kartais mažiau, čia priklauso nuo situacijos, bet realiai tai valstybės pačios yra atsakingos už atsaką į tokias grėsmės. Ir, pažiūrėjus Vokietijos statistiką dėl sabotažo aktų ar Lenkijos statistiką, kuri yra atvira, kur žvalgybos tarnybos atvirai jau kalba, tuos skaičius rodo, kur tų atvejų yra šimtai, gal kartais net tūkstančiai jau, tai šalių reikalas yra apsispręsti, kaip jos nori reaguoti. Gali reaguoti simetriškai, ar ne? Daryti tą patį kito priešininko teritorijai, gali imtis kitų veiksmų. Tai čia jau kiekviena šalis. Arba gali iš vis nieko nesimti. Gali slėpti, taip, gali slėpti ir sakyti, kad nebus problemos. Nebus. Arba čia ne jie padarė, arba nėra ryšio. Nėra įrodymų. Taip, arba mes darome tyrimą ir tyrėme kokiu porą metų. Tai taip, ir šalis labai nori būti tikslas. Prisiminkime lėktuvo numušimą, kai buvo numušta ir žuvo daugybė Olandijos keleivių. Tai Olandai norėjo būti labai tikslus. Jie darė tą tyrimą, man rodos, keliarius metus. Tikrai taip. Surinko visus duomenis, bet tada jau labai tiksliai su visais duomenim galėjo išeiti viešumą ir pasakyti, taip, čia numušė rusai. Bet tam reikėjo labai, labai daug laiko. Tai tokie tyrimai savaime, aišku, labai užtrunka, ypatingai naudojami tam tikri būdai, kurie turi būti sunku juos atskleisti. Grįžtant į tą konvencinių grėsmių pasaulį. Tai dabar tos pajėgos amerikiečių esančios Europoje, solidžios pajėgos ir turbūt kuriančios, vis tiek ir Europoje iš visų kariuomenės stipriausias kariuomenės efektą, vien jau tos kariuomenės amerikiečių, kurie yra Europoje. Bet jų pagrindinis tikslas šiai minutėje ir dalyvauti planuose ir ruoštis galimom operacijom kitur, nes iš Europos gali tekti padėti kai kur, ne? Bet turbūt reikia kalbėti, kad jų ir tikslas atgrasyti. Ta prasme, atgrasimas kaip toks. Jisai, esminis dabar. Mes čia kalbam apie X dieną, jeigu neateitų, bet tikslas yra, kad neateitų. Ir be amerikiečių atgrasyti būtų turbūt daug sunkiau. Mes dažnai tas savokas ten įvairiai naudojam, kas yra atgrasimas, gynyba, kartais mes atskiriam jas. Iš tikrųjų, atgrasimas ir gynyba nėra atskiri dalykai, jie veikia kartu. Nes priešininkas šiuo atveju rusai turi žinoti, kad mes ne tik ginsimės, tai yra ta teritorinė gynyba, bet lygiai taip pat bus tam tikri atsako elementai ir įvairiom kitom priemonėm ir galbūt toliau geografiškai ir skirtingiau, tai yra spektras yra labai didelis, ką galime padaryti. Bet taip, amerikiečių pajėgos yra ir tam, kad siūsti žinutę, kad mes esame čia, nes nebūnant vietoje, labai sunku įtikinti priešininką, kad tu kovosi. Tam reikalinga būti arti fronto linijos, kad siūstų tą labai aišku supratimą, kad žiūrėk, atėjimas į šitą teritoriją reiškia ir mano užpuolimą. Tai ir manau, kad tai veikia, nes iki šiol, ką rusai puolė, tai ne NATO šalis. Kurios NATO kariuomenės labiausiai bijo rusai? Reikia rusų paklausti. Taigi viską žinai. Tai aš manau, iš tų bent jau pokalbių, kuriuos turėdavom tais senais laikais, tai akivaizdu, kad Amerika jiems yra priešas numeris vienas. Jie net savo tose knygutėse kartais nerašydavo Amerika, rašydavo enemy number one angliškai. Enemy taip, ne? Tai tas nelabai pasikeitė turbūt. Taip, jie ten dabar viešai
kartais kitaip pakalba, pagiria Trumpą, bet realiai jų psichologai Amerika yra priešas numeris. Ir doktrinose taip pat. Vienas ir niekas nepasikeitė, o visi kiti yra tokie pašaliniai, net turbūt, Ukraina gal čia dabar jau konkuruot gali. Gerai, tai dabar su Amerika, sudėliojam, matyt vaizdą, kaip jin toliau mato Europos gynybą. Aišku, nuo politinio sprendimo nieks čia nesame apdraustas, bet pasakėjai argumentus, kodėl jis būtų toks, koks būtų, jeigu jau jo reikėtų. Bet kalbant vis tiek apie tai, kad Europą reikia statyti ant kojų gynybiškai. Ne? Ta prasme, mes vis tiek visi turbūt suprantam, kad po šaltojo karo daug kariuomenių Europai išėjo atostogų, atsirado duobės gynybos finansavime ir iš tų duobių išlipti yra kartais daug laiko ir pinigų reikalaujantis dalykas. Amerikiečiai nebuvo išėję atostogų, daugelis Europoje buvo. Ir dabar mes matom tos visus gepus vadinamosius trūkumus. Ne? Tu pasakyk, tada tavo akimis, ką Europa turi padaryti, kad jinai, gerai taip, kad jinai be Amerikos galėtų apsiginti. Darykim scenarius. Mes jo čia neaptarėm dar, blogiausias scenarius. Reikia galvoti apie blogiausią scenarių. Tai premjeras sakė, B, C, juokauju. Tai dabar blogiausias scenarius. Priveskim jį, reikia matyti, ar ne? Ir ką Europa turi turėti, kiek jai reikėtų laiko, tavo akimis, kad jinai galėtų be Amerikos apsiginti nuo Rusijos. Gerai taip paklausiu. Ar šiandien Europą apsigintų nuo Rusijos? Pati viena. Ukraina sugeba apsiginti, tai su Europos pagalba ir amerikietiškais tam tikrais dalykais. Tai apsiginti savoka pati yra tokia, sunkiai galima ją įvilkti į tam tikrą rūbą. Bet NATO turi gynybos planus. Taip, ir ten yra labai aiškiai identifikuotas, kiek ko mums reikia turėti. Tai tam, kad tai padarytų, Europa turi sukurti tuos pajėgumus, kuriuos kariškiai, sėdėdami, wargamindami, darė vairias pratybas, daug maž surašė. Galbūt tam tikri dalykai geriau, kai kurie blogiau, galima kai ką kritikuoti, bet tai visiškai nesvarbu šiuo atveju. Tai yra plius minus tai, ko reikia turėti. Tai tam tikrose srityse NATO turi pakankamai. Tarkime, jūros. Rusija niekada negarsėjo savo laivynų, NATO šalis ko nesunaikino per šaltąjį karą, tai nesunaikino savo laivynų. Tai tas plius minus yra gerai. Naikintuvai irgi yra tokia kategorija, kur dabar daug šalių investuoja F-35, tikrai nemažai šalių jos perka, vėlgi pažangus naikintuvai, sakyčiau, yra viena iš NATO. Tai gali veikti ir kaip oro gynyba, ar ne? Taip, jie gali naikinti taikinius, pereiti tą rusų į burbulus ir panašiai. Tai yra tam tikras pajėgumas, kur tikrai ateity po poros metų bus nemažas jau progresas. Daug investuojama į tam tikrus vėlgi logistikos pajėgumus ir panašiai, tai čia galbūt mažiau matoma, bet esminis dalykas tai yra vėlgi manevrinių vienetų skaičius, tai yra tos pačios manevrinės brigados, tai yra antžeminio oros gynyba, įskaitant nuo dronų, tai yra ilgo nuotolio visos sistemos ir taip toliau. Ir žvalgyba, ką mes jau kalbėjom, žvalgyba, tas intelligence, surveillance yra irgi dar labai, labai mažai pažengęs. Tai reikia padaryti. Problema, kad, nesakyčiau, pinigų atsirado visai nemažai, bet kol visą tai įdėksi, užtruks laiko. Ir kaip visi ministrai žino, buvę krašto apsaugos, dažniausiai vienas pradeda pirkti, kitas tęsia, o trečias atidaro jau. Čia jeigu kadencijos po 4 metus. Taip, čia geriausia atveju. Taip vyksta. Tai visi sprendimai, kurie dabar priimti dėl pinigų, už praeitais metais, tai realūs pajėgumai atsiras dar po poros metų. Tai tam užtrunka laiko, gamyba nejuda. Taip, visi kalba, kad reikia atgaivinti Europos gynybos pramonę. Yra kažkoks judesys? Yra tam tikras judesys, bet jis tikrai nėra pakankamas. Tai yra gaminama daugiau, ten yra per skirtingas kategorijas, vienur geriau, kitur blogiau. Tarkim, ten buvo vienu metu amunicija 155, čia didžiausias trūkumas, tai dabar tos gamyklos kyla, matome, vien Rheinmetallis, man atrodo, stato 6 naujas gamyklas visose flango šalyse, kad tam tikros valstybės atidarinėja, tai
na, sakyčiau, greičiausiai 1,55 problema išspręsta, bet kai kurių komponentų gamyba yra labai, labai sunkiai einasi. Tai taip, prancūzai Cezarių padidino tą skaičių, bet jis buvo toks mažas, kad tas padidinimas 4 kartus ar kiek padidino, vis tiek dar nepakankamas, nes paklausa yra didžiulė, Ukrainos poreikiai yra didžiuliai, viskas eina į Ukrainą ir Europos šalis nespėja atstatyti tai, kas yra atiduodama. Tai dėl to, na, kiek čia to laiko užtruks, yra įvairios studijos, ir labiau optimistinės, labiau pesimistinės, bet 5-7, gal net 10 metų tam tikrose kategorijose. Ir kad atsistot ant kojų tvirtai jau, ar ne? Atsistot ant kojų, su sąlyga, kad bus išlaikytas gynybos finansavimas, nes tam, kad pakeista amerikiečius, vėlgi nevieša paslaptis, tie skaičiavimai rodo, kad reiktų skirti apie 10% nuo BVP visos Europos šalyse. 10%. Dabar... Ta Riutė ir pasakė. Taip, tai jis būtent rėmėsi tais skaičiavimais, pabandė išvesti tam tikrą vidurkį iš to, ką amerikiečiai duoda NATO. Na tai 10%, kai kurios šalis, visi jau liktai 2% įvykdys, bet kai kurios nejuda daug toliau nuo 2. Tai mes tikrai apie 10 čia net kalbėti negalim. Iš tikrųjų, nes labai tikėtina, kad jeigu įsivyraus kažkokia tai, pavyzdžiui, kad ir labiau rusiška taika arba paliaubos, sunku dabar matyti, dabar vis tiek toks dėrybinis periodas. Jeigu įsivyraus rusiškos paliaubos, kai kas vakaruose pradės sakyti, kad viskas taika. Ne tik vakaruose turbūt. Ar ne? Na, yra kitų šalių, kur gali politinės jėgos sakyti, taip, nebereikia jau viskas. Nebereikia, gynybą išsprendėm. Taip. Ir čia bus didžiausias pavojus, didžiausia rizika. Taip, ir čia sakys, taip. Taip, ir kitas dalykas, reiks išlaikyti kažkokiu būdu Ukrainos kariuomenę. Nes ukrainiečiai dabar, kiek aš matau, iš savo biudžeto kažkur pusę gali prafinansuoti. Tai vadinasi, kita pusė kažkas turės daryti, o mes turbūt visi esam suinteresuoti, kad jeigu bus tos paliaubos, kuriomis aš gal nelabai tikiu asmeniškai, bet jeigu jos bus, tai mūsų tikslas, kad palei tą liniją, ne fronto, tų paliaubų liniją stovėtų stipri Ukrainos kariuomenė. Taip, čia bus ir gynybinė. Tam reikės irgi atstatymo, žmonių parengimo, atstatymo, atsargų ir viso kito, ko tikrai... Aš kaip galvoju, kad šita užduotis gali būti daug lengvesnė, nes ukrainiečiai vis tiek jau su ta didžiulė patirtim, negu užpildyti pakankamai vakarų Europos kariuomenės. Taip, bet duoti pinigų Ukrainai po to, kai jau bus, tarkim, nebebus karas, bus dar sudėtingiau. Tikrai, tikinimų. Tai dėl to reikia tą visą laiką palaikyti tą paramos ugnį, kad visi suprastų, kad tai reikia daryti ir toliau, ne tik dabar. Aš tai žinau tavo požiūrį, bet reikėtų, kad plačiau pamatytų ir sužinotų. Ypač kai šiais metais ir praeitais jau, kai vyksta tam tikri lūžiai transatlantinėse santykiuose, arba Amerika ima elgtis, sakykime taip, kad mažiau vis europiečiams jums patinka, kaip jin elgesi, vis suaktyvėjo jau senos 2-3, gal net ir anksčiau, dar dešimtmečius atgal atsiradusios idėjos apie Europos kariuomenę, apie Europos gynybos sąjungą, dabar atsiradusi terminas prancūziškas Europos autonomija gynyboje. Kaip tu visą tai vertini? Europos kariuomenė tai yra toks jau radikalus pasiūlymas ganėtinai, bet tai iš esmės man tai ką reiškia, kad Europa tampa valstybiniu veikėju, kaip čia pasakyti. Suverenumo klausimas išsisprendžia automatiškai. Kas yra valstybė? Tai yra, valstybė turi jėgos naudojimo monopolį. Tai yra pagrindinis jos skiriamasis bruožas. Tai mes jau tada pajudam ties link federacinės Europos. Tai čia yra politinis klausimas, čia nėra kariuomenės klausimas. Tai yra, ar tikrai Europa nori tapti jungtinėmis Europos valstybėmis. Tai turbūt čia būtų įvairių nuomonių, manau, kad būtų dalis, kurie sakytų tai, bet manau, kad ta dalis nebūtų labai didelė. Ypač tam tikrose valstybėse. Tai vadinasi, mes išlaikom. Net LDK buvo 2 atskiros kariuomenės, ar ne? Tai mes tada kalbam apie sugebėjimą daugiau veikti kartu. Aš taip suprasčiau. Sugebėjimą veikti kartu, ar tai būtų Europoje, ar tai būtų už Europos ribų. Tai tam tikrą gebėjimą
vykdyti, pavyzdžiui, tam tikras operacijas, jeigu, pavyzdžiui, kyla, nežinau, kažkokia krizė netoli Europos, Afrikos šiauriai ir europiečiams reikia išspręsti ją. Tokį sugebėjimą veikti kartu ir įtakoti, kas vyksta už ribų, na, galima turėti, nematau čia kažkokio didelės problemos, apie tai jau seniai kalbame, bet Europos kariuomenė kaip tokia, na, čia jau visiškai kita sritis. O kaip tai paveiktų NATO? Na, tai visų pirma turbūt sunkiai įmanoma, nes yra Europos Sąjungoje neutralių visų pirma yra šalių, tai Airija, Kipras, Malta, kurios nėra NATO šalis, tai jos tada irgi visada turi savo nuomonę beje šiuo klausimu ir kuri yra gana skirtinga. Tai toks suintegravimas Europos į NATO, tai yra Europos Sąjunga, plus tada Britanija, Turkija, Norvegija, kurios yra irgi gana galingos, na, tai veiktų kaip vos ne vienas darinys NATO. Tada NATO susidėta iš 6 didelių valstybių. Amerikos, Kanados, Britanijos, Turkijos ir Europos Sąjungos, na, jeigu toks kažkoks panašus scenarius įvyktų. Ar tai įmanoma? Nu, teoriškai galima apie tai būtų svarstyti. Tam nėra jokių prielaidų ir noro nematau, bet jeigu taip jau visiškai tą teorinį pasaulį, tada galbūt, jeigu būtų toks sprendimas. Bet jeigu Europoje atsiranda viršvalstybinis sprendimų prieimimo mechanizmas gynybos planavime, ar tai nėra taip, kad NATO tiesiog yra skylanti? Na, jeigu staiga vėlgi, mes jau čia filosofuojame, atsiranda Europos Sąjungos valstybė, ar ne, jungtinės Europos valstybės, tai jos gali tapti NATO narimi, ar ne? Tada NATO susidėtų iš kokių 6 valstybių, tarkim, ar ne? Norvegija, Britanija, Turkija, Europos Sąjunga, Amerika ir Kanada. Na, teoriškai įmanoma, kažkas gali tokią mokslinę fantastinę knygą apie tai parašyti. Šitam visam kontekste, vis tiek tu matai, kaip galios kinta pasaulinės įvairios, ar ne? Tas Amerikos hegemonijos etapas, nežinau, vieni jau skelbia galą, kalba apie jų tą vakarų hemisferos koncepciją, Monroe doktrinos reminiscencija, kad jie išeina iš kitų kontinentų, pasirodo niekur jie neišeina, tiesiog tą hemisferą traktuoja kaip savo tokį jau visiškai domeną, bet ir kitur visą laik bus dalyvaus ir turės interesą, tai gal mažesniem kažkokiam tai apimtim. Matydamas, kaip kitos šalis dabar, Kinija investuoja į gynybą, tas santykis, kuris prieš dar kokius 2-30 buvo, na, nežinau, Amerika turbūt turėjo kokių 60-70% akcijų visam pasaulyje, karinės galios. Koks dabar tas balansas akcijų? Tokia tavo akimis, kaip jisai dabar keičiasi? Na, santykis tarp Amerikos ir Kinijos akivaizdžiai mažėja. Bet vėlgi labai sunku paskaičiuoti, tai skaitinė išraiška, nes kaip skaičiuosi. Karių skaičiumi, tai ten Kinija turi visada daugiau, tai nieko nereiškia. Šiaurės Korėja turbūt turi 2 ar 3 pasaulio, tada būtų karinė galia. Vėlgi skaičiuoti platformų skaičių, laivų skaičių, na vėlgi tie laivai labai skirtingi, ar ne, gali būti kokia barža ar ten su lėktuvnešiu, nelyginsi. Tai tas palyginimas yra, na, toks visada savotiškas. Yra ten tas Global Firepower Index, kažkoks pasaulinis, kur bando kažkaip ten sudėti, na, bet irgi jis toks. Bet akivaizdu, kad kinai labai daug investuoja, plečia, bando plėsti savo įtakos sferą, na ir Amerikoje labai aiškiai pripažįstama, kad, na, Kinija sudaro varžosi su Amerika visose srityse. Mes kaip Lietuva labai dažnai esame toks land-centric. Mes apie žemę visą laiką galvojame. Yra cyber domenas, visa kibernetinė erdvė, kur vyksta tų 2 šalių varžybos. Nepamirškim, kad, na, žemė yra sala, yra pasaulinis vandenynas, kas yra 70% mūsų planetos ploto. Tai kol kas Amerika kontroliuoja pasaulinį vandenyną. Kinai taip prigamino daug laivų, bet neturi to
tos galios projekcijos dar. Jie nesugeba net išlysti, normaliai išlysti pro tą pirmąją salų ruožą, kuris supa Kiniją. Tai čia Amerika dar kontroliuoja. Tai jūriniai plotmėjai taip. Na ir galų gale mes irgi labai dažnai pamirštame tą space visą domeiną, kur dedamos didžiulės dabar pastangos ir turbūt čia atskira tema būtų, bet nauji palidovų, jų tinklas, jų manevringumas, jų sugebėjimas priartėti prie kitų, manevravimas ir visa kita yra visiškai atskiro mokslo šaka, kur Amerikos dėmesys didėja, nes kas kontroliuos erdvę virš mūsų, tai tas turbūt dominuos ir ateinančiam kare, nes tos technologijos įgalina veiksmą ant žemės. Ir taip, sausuma svarbu, bet reikia žiūrėti visus, sakyčiau, visas tas dimensijas. Ir amerikiečiai mato, kad, rusai kibernetinė erdvė, taip, ten daug apie tai rašom, ten hakeriai ir panašiai, bet jie nesudaro jiems kažkokios konkurencijos. Didelės grėsmės. Kosminė erdvė vėlgi taip turi pajėgumus ir gana nemažus, bet kinai čia veržėsi į priekį labai stipriai. Jūroje rusai niekada nebuvo stiprus, kinai vėlgi labai smarkiai einam. Ir čia nekalbam apie ekonomiką, inovacijas ir visus kitus ekonominius dalykus. Na ir pagaliau branduolinio ginklo potencialo didinimas Kinijoje vėlgi vyksta labai greitai. Taigi, kinai yra svarbus tai, kad jie sugeba kiekvienam domenę mesti iššūkį amerikiečiams, to net Sovietų sąjunga negalėjo padaryti. Tai dėl to ta transformacija, posūkis į tą pusę, jis yra didelis. Užsiminė branduolinį ginklą. Gal gali trumpai paaiškinti branduolinio Amerikos skėčio skirto Europos apsaugai funkcionavimo principus? Tai jie gana gerai žinomi, NATO kalba apie NATO branduolinę politiką, seniau tai buvo tokia teritorija, kur stengiamės kuo mažiau kalbėti, bet dabar labai aišku, tai yra Amerikos branduolinės bombos Europoje, kurios yra, jau nuo senų laikų, jų skaičius atvirai apie tai nešnekam, bet tiems, kas įdomu, gali pasižiūrėti, yra tam tikri spėjimai iš tam tikrų šaltinių. Ir aišku, lėktuvus duoda Europos šalis. Ir NATO labai aiškiai sako, vėlgi grįžtam į tą neapibrėžtumo teoriją, kad mes nekalbam, kada ir kaip panaudosime branduolinius ginklus. Bet NATO yra branduolinis alijansas ir tų ginklų panaudojimas bus apsprendžiamas, kokia bus situacija fronte ar apskritai. Tai labai aiški NATO žinutė, aiški labai doktrina ir tai buvo ten bandymų priversti NATO pasakyti, kad mes nenaudosime niekada pirmi ar dar kas nors panašaus. To nėra pasakyta. Viso to buvo niekad nebuvo pasakyta. Buvo bandymų priversti, tai net, kiek žinau, Obamai bandė ne tik kalbą įrašyti, kai jis ten Prahoje sakė, tai žymėje kalbą. Kairieji vis tik tai. Jis to nepasakė. Ir NATO branduolinė doktrina nuo to laiko nesikeičia. Aišku, atsiminkim, kad viena šalis, tai yra Prancūzija, turi branduolinius ginklus, nėra NATO branduolinio planavimo dalimi. Jie išlaiko visišką savo savarankiškumą. Britų visi branduoliniai ginklai yra dedikuoti NATO ir dabar Britai priėmė gana svarbius sprendimus išplėsti savo branduolinį arsenalą, kuris anksčiau buvo tik tai povandeniniuose laivuose, dabar ir ant žeminį komponentą. Tai mes šitam domenę gerai atrodom kaip NATO. Žodis gerai gal nelabai tinka. Taip, NATO turi ginklą, turi planus, turi supratimą, ką ir kaip daryti, bet kuriuo atveju sprendimas dėl branduolinio ginklo yra priimamas atskirai nuo kitų sprendimų. Tikrai taip, atskiras sprendimų priimimo mechanizmas. Ir ne visos narės dalyvauja jau tada. NATO branduoliniai politikai dalyvauja visos narės. Sprendimus priima tos, kurios turi. Sprendimus priima taip, kaip nustatyta NATO procedūros. Aišku. Žiūrėk, tai dabar visam šitam, tokiam vis tiek amerikietiško išskirtinumo kontekste, nežinau, jokio ieškoto žodžio tinkamo, vienašališkumo, Trumpo stiliaus ir viso kito kontekste. Lietuvos politika, ar ne? Nes yra, vieni sako, nuo tų
aptarimo, nuo ko mes ir pradėjom, kad pamirškime Ameriką jau kitokią, reikia patiems galvoti, dėl to reikia pasinerti į Europos autonomiją, gynybinę, Europos kariuomenės kūrimą. Kiti sako, palaukit, reikia bandyti suintegruotus interesus, nors kaip ir bebūtų sunku dabar, bet vis tiek tą integraciją turim turėti, nes jeigu amerikiečiai yra kol kas kritinės svarbos čia, tai nepaisant to, kaip sunku, vis tiek laikom amerikiečius čia Europoje, patys per tą laiką bandom atsistoti ant kojų ir tiesiog stiprinam tą europinį NATO ramstį. Ne kažkokią autonomiją, kūrėm kariuomenės, bet europinį NATO ramstį. Tai šitos krypties tu siūlytum laikytis? Na, akivaizdu, kad vėlgi, kas yra NATO? Tai yra Amerikos alijansas. Tai nėra kitų šalių alijansas, tai yra Amerikos saugumo garantijos Europai. Jeigu paprastai išvertus žmonių kalbą. Tai kai kalbam, kad Europą perima, tai kalbam jau tada apie visiškai kitą struktūrą ir kitą organizaciją. Jos visiškai išsikreipia pobūdis. Ir amerikiečiai nori, kad NATO išliktų Europos saugumo pagrindu. Niekur niekas nesugirdėjęs, kad sakytų, kad turi būti kitaip. Taip, nori didesnio naštos pasidalinimo, taip, nori, kad Europa darytų daugiau, taip, nori didesnės atsakomybės. Bet tai niekur nepaneigia Amerikos lyderiavimo rolės šiame alijanse. Tai abu trekai yra, sakyčiau, gana aiškiai suderinami. Daryk pats daugiau ir tada Amerikos saugumo garantijos sustiprės, nes amerikiečiai gina tuos, kurie patys ginsis. Jeigu šalis nedemonstruoja noro gintis, tai kodėl? Tai turi daryti Amerika už mus? Akivaizdu atsakymas yra, kad tada turim problemų. Vadinasi, kai kas bando priešparauti, Europa čia pasidarys daugiau ir tada bus mažiau Amerikos. Aš sakyčiau atvirkščiai, kuo daugiau Europa padarys pati, tuo daugiau bus Amerikos. Tai į tą reikia visada atsižvelgti. Bet turint omeny daugiau, tai daugiau kariuomenės, daugiau ginkluotės, daugiau ėjimo į priekį, modernizacijos, bet nedaugiau kažkokių paralelinių, duplikuojančių struktūrų, kurios gali trukdyti NATO funkcionavimą. Tokių idėjų kartais būna. Vėlgi, kartais Europa turi turėti galimybę veikti savarankiškai. Net amerikiečiai kartais gali pasakyti labai atvirai ir man rodos porą kartą sakė, žiūrėkit, mes čia nenorim. Libija buvo toks akivaizdus pavyzdys, kai Obama labai nenorėjo ten eiti, buvo įkalbėtas. Bet šiuo atveju prisimti atsakomybę. Jo, bet šiuo atveju galėjo būti Europos operacija, taip teoriškai dabar einant atgal, Europos vadovaujama operacija kažkoks, tai ten Europinis štabas vadovauja, Europos šalies štabas vadovauja ir europiečiai, padaro tam tikrą karinę intervenciją. Tai su amerikiečių sutikimu ir susiderinimu. Tai yra normalu. Tai gali atsitikti, tame aš nematau kažkokių didelių problemų. Bet visada, kai kalbam apie teritorinę gynybą, kai kalbam apie gynybą nuo realių grėsmių, kaip ar nuo kokių ten missile defense, kokius projektus, kur kalbam apie milijardinės sumas, ir tai čia jau turbūt klausimų nelabai yra. Na jau mes čia į pabaigą ir nuo Amerikos tokių galbūt šoktelėkim ir pažiūrėkim, kaip sekasi kitus strateginiai mūsų projektai, saugumą stiprinantis. Vokietijos brigados priėmimas, kur mes dabar esam ir kas mūsų čia toliau laukia? Kaip tik šiandien vyko Kaune ceremonija, tai yra pirmas kovinis batalionas buvo priskirtas brigadai. Kiti vienetai taip yra identifikuoti Vokietijoje, kurie, kai bus parengta infrastruktūra, atsiras Lietuvoje. Tam tikrą aišku laiką reikia kaip tik derinam dabar laikus, žiūrime statybos grafikus, nes visai neseniai jie tik paaiškėjo, plus minus, tai yra pasirašytos sutartis, ir žiūrėsime, kaip seksis. Etapuosit, kitaip tariant, ar ne? Labai tikėtina reikia pripažinti, kad nespėsime 100% viską matyti iki 27 metų pabaigos. Svarbiausia yra padaryti tai, kas yra būtina. Yra tie dalykai, kurie yra būtini, o tie dalykai, kurie yra smagu turėti, bet nebūtini. Krepšinio aikštelės, futbolas. Futbolo turbūt. Pirmiausia, tai būtina. Tai vyksta. Iki šiol
bent jau kiek mes turėjom reikalų po sutarčių sudarimo, na, visą laiką įvykdavo pagal planą. Jo, tikrai taip. Tai ir čia mes nesudarinėjom. Ir pabradė, ir kol kas vyksta pirmame etape, kol kas atrodo viskas gerai. Netgi geriau negu planas pirmame etape. Tai aš labai tikiuosi, kad ir čia viskas vyks pagal planą. Bet taip, reikalų yra daug. Čia mes kalbam ir apie socialinius reikalus, ir apie mokyklas, ir apie darželius, ir apie lėktuvų skrydžius, ir apie, 1001 dalyką, kurie ateina kartu su Vokietijos brigada. Tai išsispręsim, aš manau, kažkaip vis tiek. O su Lenkija kas nors naujo? Ar tos pačios dilemos senos? Lenkai turbūt, jeigu vertinta Europos karinę pažangą, tai Lenkai tikrai top 3 kariuomenė, kuri padarė, neįtikėtinus. Tai ką tu, dabar Europą, liekime Europai, kuri kariuomenė dabar tavo požiūriu juda geriausiai į priekį? Aš sakyčiau, vokiečiai labai smarkiai pajudėjo, pagaliau ir pinigai išjudino, irgi tas debatas, kurį matėme Vokietijoje dėl šaukimo atstatymo ir panašiai, dabar toks mišrus biški gal modelis, bet vis tiek einama plėtros kryptimi. Tai irgi, sakyčiau, labai nemaža pažanga. Ir Lenkai irgi šalia. Lenkai, bet ir pažiūrim ir kitas šalis. Suomiai niekada nebuvo atsipalaidavę, tai jiems čia gal pavyzdys. Be pigų. Bet lygiai taip pat Švedija ar Norvegija deda labai didelės lėšas. Aišku, kartais mes irgi ten matuojame sausuma, bet jūra, oras, tai yra tie pajėgumai, kurie labai brangus yra. Kurių gal mažiau matosi kartais mums, bet jie irgi yra nemažiau svarbus. Dar sakyčiau, Baltijos šalis atrodo visiškai neblogai, tas pajudėjimas yra nemažas ir vėlgi visose domenuose. Pagaliau ta Baltijos gynybos linija, kuri po truputį skynėsi kelią ir dabar jau visur, sakyčiau, pripažįstama kaip vienus iš esminių elementų. Europos komisija pradėjo įtraukinėti jau kaip tą vadinamą vieną iš pirmųjų projektų, gal atsiras ir daugiau pinigų tam, net iš europinių fondų. Tai tas supratimas, kad ta flango gynyba yra bendras reikalas, po truputį irgi skinasi kelią. Tai irgi neblogai. Ką, Vaidai, ačiū tau labai už tokią įdomią įžvalgas, už profesionalų požiūrį. Dar ilgai politikos direktorių būsi, gerai, ką, šitą galėsim iškirpti. Tai ačiū labai ir sėkmės visiems iki pasimatymo kitą kartą.